Įsikviečiu lauką? Lauką. Eik. Sveiki draugai, šiandieną kojų treniruotė bus pakankamai sunkus deadliftai, Romanian deadliftai, leg pressas. Bandysim, pažiūrėsim kaip gausis, gerai nusiteikęs. Pavarom. Tai visą laiką rimtesnius pratimus atliekam nuo apšilimo. Tai čia 60 kg 4 kartus. Čia jau 80 kg 4 kartus. 100 kg 4 kartus. Kaip mato, technika turi išlikti puikiai visą laiką. Tada jau 124 kg 4 kartus. Vėlgi nepriekaištinga technika, tam, kad negauti traumų, kad neprisidaryti savo bėdų. Kvėpavimas, stipri nugara. Ir mano aukščiausias svoris šiuo metu 130 kg, irgi 4 kartus. Tarp setų ilsėjausi nuo 3 iki 4 minučių. O, ir matot, valdom svorį, nenumetam jo ant žemės, visą laiką stengiamės valdyti. Nice. Ir čia yra Romanian deadlift, kuris apkrauna daugiau galinės šlaunis, užpakalį, apatinę nugaros dalį. Ir kaip matot, labai gerai pratempia ir blauzdas. Šitame pratime daug svorio nenaudoju, tam, kad grinai pratempti. Nežinau, 5 setą po 12, dar 2 setai ir važiuojam toliau. Draugai, jeigu per kojų dieną nedarot įtupstų, tai nežinau, nelabai ta kojų diena tada ir yra. Nuostabus pratimas, viską pratempia, įdarbina ir užpakalį, ir kojas, ir galą kojų, ir priekį, lygsvarą. Žinai, maksimaliai geras pratimas. Neskubam, va save laikom. Lygsvarai, dauguma žmonių negali pastovėti ant vienos kojas. Tada, kai kažkas atsitinka, nykstelėjo koja, pasitempia nugarą. Čia va, save maksimaliai valdai. Opa. Dar galima pažaisti, va, nusileidžia lėčiau. Op, laikom. Bam. Super. Tai dabar norėčiau truputėlį skirti dėmesio jūsų pastebėjimams, jūsų klausimams. Tai viena iš klienčių, iš stebėtojų sako: Artūrai, kiek tu dar ten keliausi? Nežino, kad aš jau buvau ir pas psichoterapeutę, ir pas psichologę, ir vyrų stovyklose, pats vedu vyrų stovyklas, pats keliauju vyrų stovyklas. Sako, ko tu dar nori? Sako, ko tu mokiniesi? Sako, šeimą turi, vaikų turi, darbą turi, ko tu dar ieškai? Yra toks pasakymas: Never a teacher, always a student. Tai reiškia, kad jeigu tu galvoji, jeigu aš galvočiau, kad aš jau viską moku ir man jau viskas gerai visada, tai reiškia, tai yra labai negerai. Tai reiškia, mano mintis jau nusėdo, aš komforto zonui ir žodžiu, super. Tai vat, kodėl aš keliauju į visokius renginius, vyrų stovyklas, ten pas psichologus ir panašiai. Todėl, kad gyvenimas yra labai kintamas, jeigu čia gerą žodį panaudojau. Jisai pastoviai kažkas tai vyksta, jo. Tai darbe geriau, tai darbe blogiau. Tai su žmona geriau, tai blogiau. Tai vaikus suprantu, tai jau žiūriu, kad nesuprantu. Ir lygiai viskas taip kinta. Ir kai aš nuvažiuoju, pavyzdžiui, vyrų stovyklas, ir šiaip vyrai nevažiuoja vyrų stovyklas dėl to, kad jiems kažkas blogai yra. Dėl to, kad jie nori tobulėti. Nes jeigu
atvažiuoji kaip, sako, yra wounded warrior, o taip pavadinasi. Tai vyro gyvenime įvyksta labai daug skirtingų dalykų ir kadangi vyrai nemėgsta šnekėti, nenori šnekėti, ypač būdami blaivi apie savo problemas, tai kas jam negerai ir panašiai, todėl prisikaupia labai daug purvo, vadinkim. Ir kai važiuojam į vyrų stovyklas, mes tą purvą paleidžiam į gamtą, paleidžiam aplink save, tik nelaikom savyje. Ir dėl to po to ateina tas geras jausmas. Moteris, jūs sustinkat, jūs turit visą ką geriausią draugę. Jūs turit, nežinau, su kuo pašnekėti, ten išsišnekėti dievažiai. 1 mintis, 5 mintis, 10 mintis, jūs ten, kaip sako, išvemėt ir jums nuo to geriau. O, jūs grįžtat namo, super, jums gerai. O vyras visą dieną dirbo, greičiausiai net nemėgstamą darbą ir jam tiesiog yra prisikaupę. Bet jis to nepasako, neparodo, nesgi vyras. Tai va, aš ir važiuoju į vyrų stovyklas visų pirma išmokti iš kitų vyrų kažką, visų antra paleisti tą, ką esu prikaupęs, nes dažniausiai vyrų stovyklos būna kas 2, 3, 4 mėnesius, tai per tiek laiko vis tiek kažkas atsitinka. Paleist, pasisakyti, kaip jaučiuosi, galų gale duoti vyram naudos. Kiekvienas vyras atvažiavęs turi skirtingą patirtį ir ta nauda, jinai yra tokia skirtinga, tu taip gali padėti kitam vyrui savo pamastymais, savo pasidalinimais, savo gyvenimui, nemokyti, o savo patirtim šnekėdamas. Tu jam taip gali padėti. Wow, ir jau kiek mačiau tokių variantų, va, kaip įvyko per stovyklas. Nerealu. Kodėl aš einu toliau mokytis? Kodėl aš domiuosi iš viso apie sportą, apie maistą, apie mitybą, apie psichologiją? Nes never teacher, always a student. Ir todėl žmonėms sekasi. Ir todėl žmonės tobulėja ir daro kažką, o kiti galvoja, kam jis čia daro, kodėl, iki kam to reikia. Tai va, toksai mažas pasidalinimas. Kita stovykla lapkričio 3-5 dienomis. Susitiksim su vyrais gamtoj. Bus gerai. Toliau, savaitgalis, nes sporto dienos, poilsis, maistas, laikas su šeima. Dar kartą ačiū visiems, kas žiūri. Tikrai, kaip kūrėjas galiu pasakyti, yra nerealus jausmas, kai ateinu ir matau, kad kažkas pažiūrėjo, palaikino, dar užmetė subscribe, padarė komentarą, parašė. Pas mane žinokit, kad šypsena tokia. Tai jeigu esu kažką jums gero gyvenime padaręs, arba kažkaip įtakojęs, arba kažką pataręs gero, dėkit riebų laiką, riebų subscribe ir susitiksim mes kitais kartais, chebryte. Judam.